Šiandien daug apie skaitmeninį verslą, apie skaitmeninę rinkodarą. Skaičiai, skaičiai, skaičiai. Agnė teigia, kad viską galima pamatuoti, net ir tuos veiksmus, kurių dažniausiai marketingas nematuoja. Šiandien kalbame su Agne, Pulseto marketingo vadove. Šiaip, žinok, net ir tokiai pradžiai, žinai, ir kaip įsivažiuoti, aš šiandien važiavau, žinok, mašiną ir galvoju, tikrai ilgai tave pažįstu, žinai, bet kaip pažįstu, aš tave žinau. Aš tave pažįstu nuo tada, kai mes su tavim mokėmės magistrantūroje, žinai, ir paskui kažkur tas kelias nutrūko, mes vis vieną kitą ten kažkur palaikinam, kažkur kažką pakomentuojam, žinai, tai negaliu sakyti, kad aš tave pažįstu daug laiko. Bet važiuodama taip ir galvojau, žinai, kad yra tas startas, žinai, studijų ir gal labiausiai nuo jų ir norėčiau, žinai, atsispirti. Kiek daug tu panaudoji savo darbe to, ką tu išmokai universitete? Manau, kad universitetas labai daug išmokė bendradarbiavimo su kolegom, terminų laikymosi, projektų valdymo ar ne, atsakomybės, tokių, sakyčiau, itin svarbių dalykų būsimam ir vadovui, ir kolegai įvairiose įmonėse, bet galbūt, sakykime, ko neišmokė, ar ne, nes mes kalbėjome apie tai, ko išmokė, ar ne, ir ką panaudojau. Ko neišmokė, tai greičiausiai tam tikrų specifikų, tam tikrų žinių reikalingų pozicijai, ar ne? Tai ir universitetas, mes su tavim studijavom, tai, ką iš esmės dirbam, international marketing, kas netgi keista gali skambėti, tai kaip čia neaugi negavai žinių, ką nepanaudojai. Taip, strateginių lygmenių tikrai taip, tai buvo puikus pamatas, labai nuostabus dėstytojai šios studijos magistro, tai buvo ženkliai geresnis nei bakalauro. Ir tikrai daug ką galima panaudoti, bet aš norėčiau labai didelį dėmesį galbūt sutelkti į tai, ką gavau po universiteto ir didžiąją savo žinių dalį įgijau per praktiką. Per praktiką, per klaidas, per ypatingai elektroninio marketingo žinias, kurios įgyjamos teoriškai kažkiek, bet iš esmės 95% jos įgyjamos praktiškai. Bet žiūrėk, aš tai, žinai, noriu su tavim šitoj vietoj taip, kaip čia, labiau pasigilinti, žinai, kur yra ta problema, nes kai ateina studentai, aš girdžiu tą lūkestį, kad jie nori išmokti kažkokių dalykų, ar ne, jie nori pasiruošti specialybei ir tada išeina, sako, bet aš neturiu tų praktinių žinių, neturiu labai konkrečių žinių, aš turiu labiau tokį suvokimą apie kažkokią visumą, ar ne? Iš kitos pusės, kai aš kalbu su žmonėmis, kurie, tarkim, kursus baigia, ar ne, ir ateina nuo tų mažesnių dalykų, ten valdyti kažkokį vieną ar kitą įrankį, žodžiu, gauti rezultatą per kažkokį tai kanalą, gerai labai komunikacijos kanalą išmanyti savo specifiką, bet jie tos visumos nemato, žinai. Ir ar iš tikrųjų universitetas, čia bet koks, bendrai kalbu apie akademinį tą tokį išsilavinimą universitetinį, ar jo užduotis ir nėra, žinai, tas helikopter view, kur tu visą kupolą matai, visą procesą ir tada tu gali nuspręsti, kas tau yra labiausiai įdomu, žinai, ar ten viena dalis, ar kita dalis, ir tu tada gali įnerti. Bet kita vertus tu gali ir atnerti, ar ne, ir visą tą matyti. Kitu atveju gal nelabai pavyksta. Aš manau, kad teisingai sakai, dar labai priklauso nuo specialybės. Nes jeigu mes imame tam tikras specialybės ar neteisę, gydytojas, neįsivaizduoju be gydytojo ar ne, be praktika, be abejo, rezidentūra svarbu, bet visą kursą praeiti ir tikrai daug metų mokintis, tai labai reikalinga. Tuo tarpu, mūsų specifika, kai mes imam kažkokią tai labai platų dalyką kaip verslą, marketingą, ar ne, jeigu nesi tikras į kurią sritį, ar nesakysim,
aš paminėjau elektroninę rinkodarą, ar ne? Kuri dalis ir vis tik tai noris turėti tą platesnį vaizdą ir platesnį suvokimą, tai be abejonės universitetas reikalingas yra. Ir tu puikiai paminėjai tai, kad einam į kažkokią tai siauresnę sritį, elektroninį marketingą, galbūt neteinam į dar kažkokią siauresnę sritį, tik socialinių tinklų valdymas, tik dar tokiu atveju galima turėti papildomus kursus. Ir tų papildomų tokių kursų ir įvairiausių mokslų teko labai man pačiai daug praeiti. Dažnai galvoju, ar universitetas sugebėtų, tuos visus kanalus ir tuos visus įrankius perteikti. Aš biški taip abejoju, todėl kad realiai ten labai keičiasi ir tu turi tikrai daug dėmesio skirti ir tavo visas dėmesys ten turi būti. Tu pats labai daug atradimų turi padaryti, tai iš esmės, kad universitetas išmokytų dar ir įrankių darbo, jis galėtų apžvelgti taip, bet ar tikrai išmokytų, vis dėlto turi būti ta teorinė dalis ir tada praktika, tu turi čiupinėti ir su realiais pinigais, ir su realiais produktais. Ir dar būtinai skirtingais, nes ten irgi savo specifikos yra. Bet tu paminėjai dar ir bakalaurą, tu ir bakalaurą mokysi, ta prasme, ten kas verslas? Bakalauras verslo administravimas pas mane buvo. Tai čia irgi buvo labai labai platu, nes kai buvau paauglė ir visiems jau kaip ir čia reikia sugalvoti, ką tu čia studijuosi, ką čia veiksi. Spaudimas, taigi visi čia patiria tą spaudimą paaugliai. Dar buvo tie laikai, aš pati turiu sūnų, jam 13 metų, tai taip kaip aš jam sakau, duodu pasirinkimą, ką nori veikti gyvenime ir sakau, kad visas galimybės yra. Ir apskritai dabar, manau, tikrai skiriasi laikai nuo tada, kai mes buvom, ar ne, paauglės. Tai kaip tėvai, tai jeigu tu čia nesimokinsi, universitetą nepabaigsi, nieko neturėsi. Kur tu čia vaikščiosi, taip. Man tai sakydavo krausi apelsinų. Tarp kitko, net ir auklėtoja mano sakydavo, ten nesakysiu prekės ženklo, bet tu būsi toj parduotuviai krausi apelsinus, jeigu tu universitete nesimokysi. Mums tai buvo, sudėta, dabar jau gal kitaip šneka. Iš vis gal mokytojai nebešneka tokių dalykų, bet mūsų laikais tai buvo, vaikeli, aukštas mokslas. Tai panašiai ir buvo man. Ir paauglystę aš jau pradėjau galvoti, bet man tuo metu buvo labai daug įdomių tokių sričių. Aš galvoju, ką man čia dabar daryti? Apklausinėjau, aš pamenu savo klasiokus, tai sakau, kaip jūs mane matot? Nes taip kaip, pavyzdžiui, tu pats save matai, tai nebūtinai yra teisybė, yra labai subjektyvu, mes kiekvienas turim savo kažkokių tai galbūt ir kompleksų ir visokių kitų dalykų. Sako, mes matom tave ten tokią business managerę, ten keli. Aš taip galvoju, blemba, kaip čia taip kažkaip keistai, vadovė, tada dar kažkaip. Tada mano tėtis buvo versle ir dirbo su skirtingais projektais, kur ir aš visada tuo labai žavėjausi, man tai labai patiko. Tuo pačiu aš labai žavėjausi psichologiją, skaitydavau labai daug psichologinių knygų įvairiausių apie žmogaus specifiką, kaip žmogus mąsto. Ir jau tuo metu supratau, kad, gal tuo metu net nelabai supratau, kad rinkodara yra tai, kas apjungtų tai, kas man tuo metu buvo įdomu, bet todėl, kad aš galbūt nežinojau, ką toliau veiksiu, nes tikrai galvojau, kad turėsiu savo verslą. Tai čia buvo tas 100%, tai aš kalbu, tai ką žinau, tada į vadybą. Tai kur tada? Kad galėčiau čia savo pavadybinti. Kažką jau tada pavadybinti, galų gale, galbūt visada, tokia, kaip ir kažkur kitur galėsi dirbti vis tiek skirtingose sritise ir nežinojau tos srities galbūt tuo metu. Bet tai nuėjau aš į tą, vadybą, studijavau ir man labai patiko. Patiko daug įvairiausių dalykų, bet labiausiai patiko viskas, kas susijęs su rinkodara. Dabar man sunku pasakyti, kažkas gal buvo irgi su elektroniniu marketingu, kažkas, bet tokie ten man atrodo, kai mes studijavom, buvo užuomazgos tokias labiau jau pradėta tada šnekėti, žodžiu, apie daugiau ten ir panašiai, bet vis dar buvo tam labiau teoriniam lygmenyje. Tai mano tokia istorija, aš iš tikrųjų ir labai anksti, tai taip susimaišė mano ir studijos, asmeninis gyvenimas, aš tuo metu irgi jau sūnaus susilaukiau,
baiginėdama studijas bakalauro ir stojau magistrą. O magistro pradžioje atsidariau savo elektroninę parduotuvę, tokia nedidelė lietuviška, kur prasidėjo mano praktinės pamokas irgi. Atsidariau lietuvišką parduotuvę ir tuo metu sukneles pardavinėjau moteriams, tokio outleto principu buvo madoj visokie, žodžiu, brandiniai daiktai, galvojau, čia dabar man pačiai patinka, visiems patinka, tai aš padarysiu už to kažkokį tai mini versliuką. Pamenu, atsidarau tą parduotuvę, jau galvojau, čia taip gerai pasidariau viską, čia, žodžiu, gražiai atrodo, taip didžiavausi savim. Nėra pardavimų. Tai kaip? Nėra pardavimų. Tai kaip nėra pardavimų? Čia kažkaip reikia padaryti, kad pamatytų tą parduotuvę. Nes prieš tai norėjau atidaryti parduotuvę fizinį tašką, kažkokį tai senamiestį ar kažkur centre. Aš pasiskaičiavau, susidėjau visus skaičius, supratau, kad nesąmonė. Tikimybė, kad iš to kažkoks čia verslas bus ir break-evenas, sudėtinga. Tai šiaip labai džiaugiuosi, kad jau tuo metu turėjau kažkokį suvokimą apie skaičius ir nebūdavau tokia labai hyped, žinai, kad kiekvieną dalyką visada pasiskaičiuodavau, pasimatuodavau, tada reikia kaip ir elektroninę daryti. Gali iš lėto, jokių problemų, ar ne, nėra kažkokių tai kostų nuomos, bet nėra ir praeivių, kurie praeitų ir užeitų. Tai reikia išmokti kitus dalykus daryti. Tai taip pamenu, dar Lietuvoje buvo tik prasidėjus tą e-komerciją, AdWords'ai Google buvo dar taip labai visai kitoks ten interfejsas, viskas. Facebook adsai buvo prasidėję, dabar net nežinau, ar Pixelis buvo ar nebuvo, dar buvo vienas placementas toksai dešiniai. Visi į Delfį labai ėjo, žinai, ten banerių pirkti, aš atsimenu, kad pati pradžia buvo, kur dideli portalai ir jau ten, žinai, kažkokį banerį turėtai buvo šis tas. Jo. O aš kažkaip niekada nebuvau susižavėjusi tokiais, sakykime, gal tokiais įvaizdiniais, sunkiai pamatuojamais dalykais, nes mano atveju vėlgi su tokiu labai nišiniu produktu norisi pasiekti auditoriją labai tikslinę, ar ne? Moteris tam tikro galbūt amžiaus, ieškančios kažkokių tai prekių ženklų, ieškančios tam tikrų prekių ženklų ir be abejonės Google reklama buvo tas dalykas, kur norėjusi investuoti ir išmokti. Ir SEO, nežinau dabar kaip čia lietuviškai, Search Engine Optimization, optimizavimas paieškos sistemoms, ar ne? Tai labai fainas dalykas, Lietuvoje, sakyčiau, itin lengvai optimizuojamas tokioje mažoje rinkoje, o ypatingai su kažkokiais nišiniais raktažodžiais, nišiniais produktais. Tai visai man ten pavyko, tik kažkaip po to žiūriu per mažai vis tiek tų pajamų, nes nėra produktų užtektinai, štai tik suknelės. Ir dabar sunku prisiminti visas priežastis, nes buvo daug ir asmeninių gyvenimo pokyčių, bet tą parduotuvę galų gale aš uždariau, pasilikau ją kaip papildomą projektą, išėjau dirbti samdomą darbą ir tuo metu pradirbau keliose įmonėse, kur supratau, kad visiškai ne man, žinai. Ką tu darai? Pardavinėjau keliones. Tai visai man iš tikrųjų patiko, nes aš pati mėgstu labai keliauti. Slidinėjimo keliones. Šitus asmeninius pardavimus, kitaip tariant, ar ne, kur vis tiek tau kažkas užpučia tuos žmones. Aš darydavau ir social media, darydavau ir email marketingą, tai va tokius, sakykime, dalykus agentūrai padėdavau daryti, tai butikinė maža agentūra. Bet nebuvo to ownershipo, nebuvo to tokio growth'o, kur, sakykime, nemačiau didelio paveikslo, nes man tai tik tai tam tikrą operaciją ir nematai. Man tas, aš tada gal nesupratau, bet aš vėliau supratau ir turbūt prieisim prie to, kur dabar esu ir kodėl man tai patiko agentūrose vėliau dirbti. Dėl to, kad va tas dydis ir impaktas, poveikis, kurį gali padaryti, tai man
turbūt viena esminių priežasčių, kodėl man gera dirbti ir mane draivina. Tai va, o tada po tų, nežinau, kiek šitos istorijos dar pasakoti, bet vienas toks irgi įdomus feilas mano gyvenime buvo, kur užsihypinus buvau, kad čia noriu, žodžiu, kažkokį tai verslą pastatyti įdomų. Tai iš po tų darbų išėjau, samdomų, kurie nesuvaibino man, atsidariau prekės ženklą, žodžiu, įmonę, Herba Frame Group. Ir šiaip labai įdomus procesas, tikrai, kai norėsite prekės ženklą atsidaryti kažkokį, tai patarimas man, numatykite viziją, tikrai, kas po to prekės ženklų bus, kokie pirmi produktai, kokie antri, kaip jūs matot, kas toliau. Ir aš tam tikrą tą viziją norėjau atsidaryti detoksinius produktus, nes man visada buvo labai įdomu natūralūs produktai žmogaus organizmui, sveikatai gerinti ir tuo pačiu svorio metimui. Ir aš turėjau pati įvairiausių tokių, sakykime, ir virškinimo problemų, tai man tas buvo labai aktualu. Aš niekada šiaip į verslą nežiūrėjau į tokį kaip, čia užsidirbti pinigų, belia ką paleisti. Tau turėjo būti dar ir asmeniškai skaudėti kažkur. Man asmeniškai turėjo būti, tarkim, sakysim, tos suknelės, kur buvo brandress atsidariau. Man tuo metu tai buvo labai įdomu, tai buvo mano gyvenimas. Aš dėl savęs tai darydavau, ieškodavau, dėl pažįstamų, dėl draugių. Toks etapas buvo, žinai. Tai taip pat ir su Herba Frame buvo. Ir irgi įdomi tokia istorija, nes aš atsidariau ne Lietuvos rinkai, ne pasauliui, o su tikslu Amerikos rinkai. Ir Amerikos rinkoje gal dabar jau šiek tiek keičiasi, nes vėlgi atsirado ir AI-jaus search engines ir sistemos ChatGPT, bet, sakysim, tuo metu, prieš, čia nežinau, 6 gal metus, taip kaip mes eidavom į Google ieškoti kažko tai, taip amerikiečiai eina į Amazoną. Tai Amazonas yra jų pagrindinis marketplace'as, pagrindinis bet kokio produkto, kokio tik tai jiems reikia. Toks top of mindas, ne? Mes einam į Google, tie varo į Amazoną. Jie varo į Amazoną. Todėl Amazonas toks visiškai kaip primary source, žinai, yra šaltinis pardavimų, jo, ir pasirinkimo, ir pardavimų. Ir aš susipažinau su žmonėm, kurie kūrė brandus Amazonui grinai. Tu net neturi savo shopo, neturi nieko kito, jokių kitų kanalų Amazon. Sukūriau vieną produktą, aišku, ten mane pasitiko labai daug iššūkių, taip kaip aš išmokau susigeneruoti visus reviewsus, nes ten labai svarbu, kad tu turėtum gerus atsiliepimus. Kaip susigeneruoti reviewsus, ten yra visa sistema, daryti giveaways ir visus kitus dalykus. Tai aš tuo metu pataikiau, viskas, ką išmokau, viską pradėjo Amazonas naikinti. Pradėjo naikinti sugeneruotus tokius reviewsus, pradėjo naikinti viską. Tai aišku, išlaidų patyriau daugiau negu tikėjausi, bet kaip ir viskas tvarkoja, pardavimui pradėjo kristi ir organiškai, teko ir Amazono reklamos specifikai išmokti, kuri beje yra šiek tiek panašiai į AdWords'us, į Search Ads'us Google, bet yra tam tikrų skirtumų. Ir tada antrą produktą pasilaunčinau ir po gal 4-5 mėnesių gaunu kažkokį tai laišką, kur ten šiaip Amazonas labai yra toks sudėtinga platforma, jie labai yra nepatogus pardavėjams, bet labai stengiasi dėl pirkėjų, ne veltui jie number one yra kaip čia customer service ir panašiai. Tai jie kažkokią laišką ten gavau, nelabai supratau, kas per tas laiškas, ar čia kažkoks pavojus yra. Ir staiga jie tiesiog užbanina, žinai, nukilina mano produktus, vos nesunaikina, bet ten net ne tai, kad sunaikina, bet tos produktus užšaldo kažkuriam laikui, o po to juos ten už $1 praktiškai išdalina. Ta prasme patys? Taip, Amazonas. Tokią teisę pasilieka, nes kažkokį tai gavo nusiskundimą. Aš tuo metu pradėjau augti ir galbūt yra daug tų sellerių, kurie galbūt nenori konkurencijos, visokių tokių gali. Tada jie vienas kitą pakišinėja, ten visokių gali būti dalykų. Tai gali būti ir dėl šito, bet įdomiausias dalykas, tai tuo metu, aš manau, man buvo tokia mokykla, nes šiaip
aš labai toksai emocingas, užsidegantis žmogus visada buvo, greit varom, darom, bet su kantrybė nelabai draugaudavau visada. Ir tikrai dabar būna iššūkių gyvenime. Tai įsivaizduok, tu tiesiog sėdi, ten Amerikoje Amazonas, ir tu toks, ką tu paduosi į teismą Amazoną. Sėdi tavo visas investicijos, viskas. Įmonės išlaidas eina kiekvieną mėnesį, ten tipo pats savo mokė atlyginimą, minimumą ir buhalterijai ir panašiai. Tai bus šaldytas, likimas neaiškus. Tai tu skambini, aiškinėsi su Amazonu ir dar... O jie sako, iš kur? Ir dar mes nesam native speakeriai, tuo metu aš iš vis dar prasčiau angliškai kalbėjau, tai taip, ir dar tu nervuojasi, nes jiems reikia išaiškinti, o ten pasamdyti visokie Indijai sėdintis suportas. Kur dar ir susikalbėti, jo, man tai šiaip iššūkis visą laiką su indais, šnekančiais angliškai, man labai sunku, tikrai aš nesuprantu. Ir sunku, bet ir supranti, neatrodo, kad jie tau nori padėti. Ir tu jau kai kokį 10 kartą kalbi, tai ten kantrybės, aš nežinau, kokiam levelį reikia turėti. Tai visada gali keiktis kitą kalbą, žinai. Ir va čia dar noriu iš tikrųjų ką pažymėti, kas tikrai galbūt svarbu klausytojams, tai yra persistence. Nes turėkit kantrybės, bet turėkit ir tokio išlaukimo, damušimo, nežinau, čia lietuviškai neteisingas žodis, bet gal labai tinka. Bet jisai labai tinka. Damušimo, nes gyvenime bus labai daug tokių obstacles. Tai po kažkokio, nežinau, kelinto pokalbio, tiesiog pasitaikė normalus žmogus. Ir pripažino, kad čia buvo Amazono klaida. Ir grąžino pinigus už visus produktus. Tai yra taip, kaip jie parduoti, ir nebuvo. Bet aš po tų 4 mėnesių buvau taip, gal po 4-5, dabar sunku atsakyti. Tai buvo vienas sudėtingiausių laikotarpių mano gyvenime. Ir aš buvau ant tokio slenkščio, kad tuo metu ir skyrybas su vyru turėjau ir man buvo toksai, ką man dabar daryti. Nes aš suprantu, kad Amazonų kaip platforma, kurie dabar, aš ten praradau tam tikrus techninius dalykus, net dabar nepapasakosiu, bet buyboxus ir kitus ten, kas specifiškai tik Amazonui, tai statyti vėl Amazone verslą, aš supratau, kad aš nepajėgi būsiu šiai dienai, arba aš turiu tada diversifikuoti, atsidaryti daug kitų kanalų, kad neatsidurčiau tokioje situacijoje. Kad atsidaryti kitus kanalus, taip, aš žinau apie brandingą, aš žinau, kaip padaryti gerą produktą, aš žinau, kaip organizuoti verslą, bet aš viduje supratau, kad marketingo žinios, kurias aš turiu, dar vis tiek yra labai mažos. Ir aš neturiu tokio digital marketingo, knowledge'o, kad aš galėčiau scalinti, Amerikoje. Ta prasme, iki Amerikos dar tau buvo atotrukis didelis patirties. Taip, žinių patirties nuo Amazono gal ne, bet overall dabar atsidaryti. Bet be Amazono yra dar daugiau vis. Taip, vėliau į mano gyvenimą atėjo darbas reklamos agentūra. Ir ne šiaip kažkokio tradicinio marketingo, kas manęs nedomina, bet visiškai performance marketing, į rezultatą orientuotą rinkodarą, jeigu taip kas nežino, kur visiškai kiekviena kampanijos pagrindinis tikslas yra pardavimas. Nėra ryčio, nėra brand awareness'o. Mes pamiršom tokius dalykus iš vis. Mano žodyne ilgą laiką nebuvo tokių dalykų. Tik matuojat pardavimus. Neparduoda viso gero. Page viewsai, visas funelis, ar ne? Apsilankymai, kiek apsilankymų, koks CPC yra soft metrikos, kurias matuoja, kiek cost per klikas, kiek tau kainuoja atsivesti ten tinklapį, ar ne, vartoti, kiek kainuoja įsidėti krepšelį, kiek kainuoja initiate checkout, inicijuoti atsiskaitimą ir galų gale pirkimas. Visur tai toks marketingas yra absoliučiai pagrįstas skaičiais. Skaičiais. Kiekviename etape vadinamais dropais funnelio.
Ir aš, kai atėjau agentūrą dirbti ir dar po tų kelių prieš tai samdomų darbų, tai man buvo, aš buvau, žinai, tokia humble, nes kai tu turi šiaip entrepreneur mindset ir tu žinai, ką reiškia galbūt sufeilinti, klysti, pasileidinėti projektus ar ne, prarasti pinigus. Kai tu pati turėjai savo verslą, tu visai kitaip į tą verslą žiūri, tu matai visai kitom. Šiaip tarp kitko, čia labai geras dalykas ir va šitoje vietoje noriu tą, žinai, tokį tipsą padėti. Labai gerai, jeigu žmogus turi patirties nuo savo verslo, nes tu niekada nesakai, mano tai savininkai, mano tai vadovai, ten kažko nesupranta, nes tu supranti, kaip jie masto, nes jie ten investavo pinigų, laiko, visko, jie nori to atsipirkimo, o tu jiem pasakoji, žinai, kažką, kas, ir nesusieina šitie indai. Ir čia dažniausiai taip ir būna, vieni kitų nesupranta vien dėl to, kad vienas kito pusėje nestovėjo. Čia labai geras dalykas ir jeigu tu pasiėmi tokį darbuotoją, kuris jau turėjo savo verslą, jam nereikės aiškinti šitų dalykų, žinai, kad man dabar reikia pinigų, ne, bet brandas mes čia, ir sako, ne, daryk pardavimus, ir ten tipo, tu bus, žinai, ar ne, ir vėl tu ten čia šiaip įdomi tema, prieisim prie to brandas, daryk pardavimus. Tai va, aš kai atėjau jau į tą agentūrą, aš pamenu savo darbo pokalbį su be galo nuostabiu žmogumis, kuris man paliko didelį pėdsaką. Be galo nuostabus vadovas, specialistas ir tiesiog galėčiau dabar apsiverkti, tai tiesiog buvo labai didelis mečas. Išduosi kas? Taip, Aurimas Paulius Girčys ir agentūra buvo APG Media. Ir jisai šiaip yra už tą žmogų. Jisai yra Google treneris Lietuvoje, Google Adsų, tai kur tai be galo daug išmokau, tiek ir šiaip tokia pozityvi lyderystė, tokia pagarba žmonėm, darbuotojams ir tikrai sukurta infrastruktūra, kad mes kaip specialistai, kaip projektų vadovai, kaip partneriai mūsų klientam augtumėm ir duotumėm. Tai aš pamenu per pokalbį, sako, kodėl tu tinkama šitai pozicijai būtum? Aš sakau, todėl, kad aš pati turėjau savo projektus, e-shopus ir aš žinau, ko jie nori. Ir aš žinau, ko mano klientai norės. Ir aš žinau, kaip tai jiems duoti, man tik tai reikia tam tikrų žinių. Ir aš tiesiog, man labai patiko. Aš prisimenu, aš projektų vadovė buvau, bet aš pati ir leisdavau kampanijas, naujausias kažkokias tendencijas išbandydavau, dalyvaudavau įvairiausiuose ten AdWorld konferencijose atneždavau. Aš mačiau, kad jisai iš tikrųjų skaito paskaitas užsienyje. Dabar bijau pameluoti, kokia ten šalis, bet aš vis pastebiu, kad jisai vis kartą per metus ten dalyvauja. Ir tuo metu gal sakysim, Aurimas tai ypatingai su Google Adsais labai daug ir šiaip jis tikrai beproto analitinis ir techninis žmogus. Aš jau tuo metu agentūrą pastebėjau, kad vis tik man vaizdinė reklama itin rezonuoja. Tai aš būdavau ta, kuri pati ten Facebook Adsus paleidinėdavau. Tu norėjai tikrinti, ar ne, kas vizualia žmonės taip veikia? Taip. Todėl, kad 80-90% tai yra reklamos turinys. O klausyk, man šiaip įdomu, gerai, tu bandydavai, o tu kada nors lindai į literatūrą pasižiūrėti, pavyzdžiui, psichologinius dalykus, tyrimus, dar kažką, ta prasme, aš nekalbu apie Lietuvos, tai pasaulyje, į duombazę įlindai. Taip. Kokie dalykai, kur, kokiam kampe turi būti kas sudėta, ar tu norėjai, ne, aš pati toj nupiešiu, žinai, ir tada pasižiūrėjau? Ne, aš pati niekada nepieždavau, aš pieždavau gal tada, kai savo projektus leisdavau, nes tiesiog galbūt, nors neturėjau niekada tokio mindseto, kad pati daryti, visada pasigilindavau, tai ten kas kokioj pozicijai turi būti, tai žinau. Ir tas žinojimas labai padeda suprasti, ar, pavyzdžiui, specialistas gerai padarė savo darbą. Kaip editorius sueditino pačią reklamą, jeigu tai video reklama, kaip grafikos dizaineris, kurioje vietoje uždėjo tekstą, kokius žodžius paryškino, kokie fontai, kaip žmogus esantis vizuale, kur jisai žiūri, ar žiūri produktą, ar žiūri kamerą. Yra tam tikrų įvairiausių dalykų, ar ne, kurioje vietoj turi būti call to actionas. Tai visi šitie dalykai svarbus yra, bet dar svarbiau yra vis tiek messagingas. Ir ką aš tikrai išmokau, tai neskaityti galbūt labai nebeieškoti atsakymų, jau gal tiek jų yra, jau žinai, prikaupta, kad ir kiekvieną dieną
per mane pereina dešimties, žinai, šimtai reklamų, ypatingai agentūrose su skirtingais brandais. Tai pagrindinė pamoka, ką išmokau, tai tiesiog daug testuoti ir remtis duomenimis. Nes, būna tokių, pavyzdžiui, dabar irgi mačiau labai daug ten LinkedIn šneka apie kainodarą, pavyzdžiui. Kokią reikia ten kainą, žinai, parašyti. Ar ten 239, ar ten 238 gale ten turi būti, kaip pavyzdys, ar ten tokia anokia. Tai paleisk visus ir pažiūrėk. Kiek žmonės jie diskutuoja, mes, pavyzdžiui, pricingo testus darom nuolatos. Ir iš tikrųjų tu atrandi tokių įdomių dalykų, kur po to ieškai, galvoja, ar čia kas nors rašė apie tai, gal aš praleidau, bet tiesiog atrandi, nes tas pats, kas veikia, pavyzdžiui, beauty produktui su vidutinio krepšelio verte ten $45, lygiai tas pats, ar ne, modelis neveiks 250. Arba tiesiog rinką pakeitus ir vėl žmonės vėl kitaip mąsto. Tai vėlgi ir personalizacija marketinge yra itin svarbus dalykas, kodėl žmonės testuoja tiek daug įvairiausių reklamų. Tai dabar savo darbe ką mes darom, tai mes turim labai daug skirtingų, vadinamų, funnelių, puslapių ar ne, kažkokių tai tinklapių su skirtingom žinutėm. Jeigu tai yra, sakysim dabar apie, čia gal dabar paminėsiu produktą, ties kurio dabar dirbu, tai Pulseto. Ir yra skirtingos priežastys, dėl ko žmonės perka, ar ne, šitą produktą. Vieniems tai yra dėl miego, kitiems yra dėl streso, dar kiti patiria, sakysim, galvos skausmus, dar kiti ieško kažkokio tai įrenginio, kuris bendrai gerintų sveikatą. Yra tam tikrų įvairiausių ar ne priežasčių. Kiti seka kažkokius žymius žmonės, ar ne, ir nori pirkti tai, ką žymus žmonės perka. Tai čia irgi yra labai skirtingi stimulai ir labai skirtingos priežastis. Taip. Ir tai mes tiesiog duodam jiems tai, ko jie nori. Ir išsibandai. Šitiem veikia šitas. Šitiem veikia šitas. Tai mes turim, pavyzdžiui, gal kokius dabar apie 30 skirtingų landingų, jeigu nedaugiau. Ir skirtingų tipo landingų. Vieniem veikia, pavyzdžiui, kaip pavyzdys labai populiarus daug metų buvo 7 priežastys, kodėl. Ir išleistini asmeninės istorijos. Šiaip asmeninės istorijos turbūt veikia itin gerai, taip vadinami advertorial type, tokio straipsnio tipo asmeninės istorijos. Gal Lietuvoje net, nežinau, dar nėra tiek populiaru, bet Amerikoje... Jie tik tai antraštę ten palieka, žodžiu, kad biškitų susipažini ir daugiau tavęs niekur neveda, bet tas biški tokio turinio įdėjimas, jisai egzistuoja. Iš esmės pati reklama atrodo taip, kad atrodo headlinas, kažkoks tai straipsnis. Taip. Tada tu įeini į straipsnį, nes čia dar irgi įdomus aspektas, jeigu reklamos turinys labai stipriai neatitinka to, ką vartotojas gaus užėjęs į tinklapį, tai irgi yra labai, toks didelis... Ne, tai tada jie vertina kaip skemą, jie dingsta patikimumas tikriausiai ir viskas, ir jie išeina. Bet žinok, šitoje vietoje noriu tave pastabdyti, nes tu taip organiškai, žinai, nuėjai visą savo patirtim, bet dabar tada įsiaiškinam. Tai kur tu dirbi dabar? Nes mes čia šnekame su skirtingų sričių marketingistais. Ir ta sritį, kurią tu atstovauji, tai yra visiškai digitalo, žinai, fokusas, skaitmeninis fokusas. Ir dar taip suprantu, kad rinka tai yra Amerika, ar ne? Ar yra dar kažkokios rinkos? Ir, tai kas yra tas produktas, ar jisai yra vienas? Ir kur yra tas tavo laukas, kur vyksta prekyba ir ką tu ten veiki? Ką aš ten veikiu? Šiaip daug veikiu. O gal nedaug, nežinau dabar. Tai taip, pagrindinė rinka Pulsetoje yra priklausomai nuo mėnesio varijo, bet apie 70% jau dabar buvo 60, dabar 70% yra Amerikos rinka.
Ir tą 30% išsidalina UK, Europa, Australija, Kanada. Pagrindiniai kanalai yra iš esmės digital kanalai. Ir tai yra absoliučiai normalu, nes jeigu imkim dabar rinkodara, iš esmės rinkodarinius veiksmus paprastai inicijuoja tam tikrus veiksmus ir pasirinkimo būtent pats pobūdis verslo. Tai jeigu verslo pobūdis yra e-shopas, ar ne? E-shopas ir tai yra direct to consumer brand, tai absoliučiai praktiškai visus kanalus tikslinga rinktis digital kanalus. Jeigu mes, kur dabar mes stovime jau su Pulseto, tai mes daugėja mūsų B2B partnerių po truputėlį. Mes atsirandam retail'e, tai yra Smart Tech parduotuvėse, tarp kitko Londone ir New York'e, Times Square. Ir 26 metų tikslas vis daugiau, ar ne, atsirasti taip retailas, tai paprastai fiziniuose taškuose ir tai yra visiškai nauja, ar ne, Pulseto. Tai yra absoliučiai nauja. Jūs pradėjote, žodžiu, nuo digitalo ir staiga pamatėt, kad fiziškai žmonės irgi nori nusipirkti, ateiti, žodžiu, ir atsiimti. Taip. Ir nori žmonės, bet ir nori mes, nes verslas jis turi evoliucionuoti. Ir vėlgi, tai kanalų diversifikacija yra mūsų taip pat core iš esmės pamatas, ar tai būtų digital kanalai, ar po to tai būtų visi kiti kanalai, ar pardavimo kanalai, ar reklamos kanalai. Tai taip, vis daugiau žinai, iš tos tokios marketingo teorijos, aš įsivaizduoju taip, kad jūs, jeigu taip imti naujo produkto įvedimo difuziją, ar ne, tai jūs esate dabar ankstyvoje daugumoje, kai jau jums tas produktas tampa pelningas, jūs jau norite kuo daugiau kanalų susidėti ir vis dėlto užsimti pozicijas, kad neprileisti jokių kažkokių konkurentų, ar ne, arba supirkinėti, pavyzdžiui, kitus, kas ten, žodžiu, jau jūs esat šitam epizode. Tai sakyčiau, kad tu labai teisi, žinai, tas evoliucionavimas, jūs taip einat realiai pagal tokią labai aiškę raidę, nepaisant to, kad, iš tikrųjų, taip labai ir naujas produktas, ir visiškai skaitmena, ir viskas, bet vis tiek jau einat link to tradicinio. Mes dar šiaip labai maži, tai tikrai Amerika didelė ir mes maži, tačiau vagus nervo, jeigu tai paėm čia klajoklis nervas lietuviškai, mes esam kaip ir number one. Dabar mes esam number one VNS brand in the world. Tai ir sparčiausiai augantis iš esmės sveikatingumo įrenginys. Ir labai noriu pabrėžti, kaip mes čia atsidūrėm, būtent digital marketingo dėka. Ir labai jums reikėjo lašinių užsiauginti, kad jūs turėtumėt pinigų, visko, žinomumo. Taip, bet yra mūsų konkurentai, didžiulės įmonės, kurios gavo didžiulės investicijas, 10 milijonų ir daugiau. Bet jie gal netokie judrus. Žinai, pavyzdžiui, yra didelis dramblys kambaryje, žinai, o tu ten varinėjai. O mes buvom tokie alkani, mes viską skaičiavom, mes neleidom pinigų dėl to, kad yra nice to have, nes yra tam tikrai irgi, tu paminėjai, diskutavom apie tą evoliuciją brando, kai dabar mes einam į retailą ir pas mus atsirado ir brando skyrius ar nedidesnis, mes pradėsime leisti TV reklamą. Tai atsiranda tam tikrų tokių, sakysim, rizikos toleravimo veiksnių, pradėsim dirbti su didesniais brand ambasadoriais, kurių pagrindinė reikšmė, ar ne, ir tai nėra tas short terminis pardavimų auginimas, bet vis tiek long terminis dalykas. Kai tuo tarpu esi pirmais metais, antrais, trečiais verslo metais, reikia daryti pardavimus. Čia kaip, negali išleisti kažkam 500,000 ar ten 100,000 ir nepadaryti pardavimų. Sukurti brandą, tada būtinai kažką ten komunikuoti. Taip. Ne, iš tikrųjų, čia yra, man reikia pardavimų, žinai, ir viskas, ir tu tada varai. Ir šiaip tas brandingas tokia labai plati savoka, bet digital galima labai daug pasiekti. Tiesiog išsigryninkite, kas yra jūsų pirkėjas, ko jisai ieško ir kaip jam sukurti pasitikėjimą, kad jisai rinktųsi būtent jūsų produktą.
Tai jeigu yra žmogus, paprastas amerikietis, kuris, nežinau, išgirdo apie vagus nervą ar kažką tai, ir jisai eina ieškoti kažko susijusio su vagus nervu, ir jis randa labai daug straipsnių, kur pulsetai yra dedamas į pirmą vietą ar į antrą vietą, paklausia ChatGPT, jam irgi pasako, ar ne, pasižiūriu, ten irgi kažkokią žvaigždę naudojo, kaip pavyzdys biohackeris, kuris rūpinasi savo ilgamžiškumu ir taip toliau. Taip, tai man atrodo, kad čia yra puikus ir brandingo pavyzdys, tiesiog mes dar galbūt šiek tiek būna kartais skirtingai žmonės suvokia tą brandingą, tai ir tokį dalyką, na, sakysim, čia gal sakyčiau turinio marketingas, ar ne, didelę reikšmę labai dabar įgauna būtent digital kanaluose ir tai yra, aš sakyčiau, toks new branding dalykas, kai apie tave, apie tavo produktą, apie brandą yra neįtikėtinai daug turinio visur, nuo ten Reddito ar ne, Quoras, Wikipedijos, įvairiausių portalų rašo. Iš esmės tą bazą sukurti gali net ir labai maži brandai, jeigu jie tikslingai supranta, ką reikia padaryti, kad būtų pasiekiami savo tam tiksliniam vartotojui. Aš tai, žinai, galvoju, kur čia yra toks, du dalykus pagalvoju. Vieną dalyką pagalvoju, kad tikriausiai yra taip, kad kadangi mes, operuojam skaitmenoj, ar ne? Žmogaus lojalumas, čia pažiūrėjau, ten pažiūrėjau, ar ne, kaip pas mus, pavyzdžiui, kaina 24, nuėjau, žinau, ką noriu pirkti, pasižiūriu, kur pigiausia, dar pasižiūriu į pardavėją, ten jo patikimumą ir tada nusiperku, ar ne? Tai šokinėti tu gali tarp skirtingų produktų ir labai greitai juos lyginti. Tai turinys tada a priori tampa labai stiprus, nes tu žinai, kad jisai šokinėja. Taip. Viskas, tu nuskaitai, žinai, šitą dalyką. Ir kitas dalykas, ką pagalvoju iš to, kad tu šneki. Yra žmonės, kurie, tarkim, turi tą marketingo žinias, žinai, iš to helikopter view. Ir tikriausiai tie, kurie nežino, jie susitinka vis tiek bendram taške. Tik tai vieni intuityviai iš to alkanumo eina ir vis tiek jie sukuria, ar ne. Tik tai šitie žino, kaip tą pavadinti. Bet iš esmės tikriausiai tie alkani net daugiau detalių sužiūri, nežinodami net, mums reikia sukurti ten patikimumą, tas iš viršaus žodžių, gali sakyti, kai šitie jau intuityviai dėlioja, nes tiesiog mato, kad žmonės ieško tos informacijos, negali paleisti kliento ir tu darai. Ir aš galvoju, žinai, kad, sakau, čia toks two-way street. Vienas žino, bet kartais būna per lėtas, nes iš to žinojimo jisai tada žino, kiek daug dalykų gali nepavykti ir panašiai. O kas yra iš apačios, va tie bandytojai, tokie dažniausiai verslų savininkai, tokie alkani, žodžiu, nori užaugti ir panašiai, jie intuityviai tiesiog link to eina ir vienas, sakau, su kitu gali kažkurioj tai vietoj susitikti. Tai toks vienas labiau iš patirties, kitas, žinai. Tiesiog, sakau, tas žinojimas, nes kas man labai patinka šitam produkte, kuriam tu dirbi, kaip jūs dirbat su patikimumu. Ir tikrai reikia padirbėti, kad trečia šalis tau sukurtų patikimumą, nes vartotojas nekvailys, jisai labai greitai pamatys, kad, tarkim, tu tik tai rašai tos straipsnius, ar ne, ar ten tu tik tai darai ir iš vienos pusės eina. Tai jeigu apie tai pradeda šnekėti trečia šalis ir dar kažkas, ir tu tada matai, kad, oho, čia kiek informacijos ir, tiesiog neįmanoma, kad šita reklama būtų užpirkta. Nes tiesiog, tiek pinigų nėra, kad tu galėtum tiek visko nupirkti. Tai labai, sakyčiau, teisingai sudėliotas jūsų visas marketingo tas veiksmas. Bet žinai, ką dar papasakok man, kokią tu komandą valdai ir kaip jie yra pas tave paskirstyti, nes aš suprantu, kad tu ten padiriguoji dar ir pati ten kažką, žinai, padarai, va įdomu, ką tu pati ten darai ir ką daro kiti žmonės, kaip jūs esate taip. Kad ką pati darau, tai įvairiausių būna, dažniausiai priklausomai nuo situacijos, ko reikia, bet taip dabar pradėsiu, kokie galbūt skyriai pas mus yra marketinge. Gerai, galime skirti. Ir ką man reikia padiriguoti, ar ne? Tai yra pas mus medijos pirkimo skyriai, tai čia didžiausias mūsų spendas ir išeina, tai Meta adsai, Google adsai. Taipogi bendradarbiaujame ir su išoriniais tiekėjais, pavyzdžiui, kai testuojame kažkokius naujus kanalus,
ir kitų tokių visokiausių, gal lietuviams mažai žinomų, bet tai ten Tabula, Newsbreakai, įvairiausi tokias straipsnių tipo reklamos, įvairiausiose programėlėse ir kitose platformose. Tada yra creative komanda, kuri iš esmės yra susideda iš stratego, video editoriaus, grafikos dizainerio. Tada yra brando komanda, ir social medijos. Tai čia dar, sakyčiau, jaunas skyrius, yra kelių žmonių. Bet turim brand managerę labai nuostabią dabar keletą mėnesių. Tai labai džiaugiuosi, labai įdomu mums kartu dirbti, nes vėlgi atėjusi ir dirbusi su dideliais jau brandais, kur atsineša irgi tą helikopter view, o aš tokia, bet čia žiūrėk, čia, žinai, ir mes per vidurį susitinkam, kaip tu. Taip, sakau, labai fainai yra. Labai fainai. Aš visada iš pardavimų perspektyvos, ar ne, o čia mes turim brandingo perspektyvą ir atrandam tą bendrą tašką. Palauk, dabar reikia creative, sakiau, media buyingo, brando, social medijos, turime labai irgi svarbus skyrius mums, tai affiliate influencerių. Šiaip influencerių kažkaip marketingas Lietuvoje populiarus, bet nežinau, kiek kas su Lietuvos rinka dirba, supranta, kas yra affiliate'ai, gal šiek tiek mažiau. Tai mums tai vienas pagrindinių kanalų. Tai yra iš esmės partneriai, kurie atneša pardavimą. Tikrai, žinokit, čia yra vienas iš key dalykų. Todėl, kad mokama tokiems partneriams už pardavimą. Vadinasi, jūs nemokate už srautą, kuris atvedamas jūsų tinklapį. Arba už reklamą, kuri neaišku ar konvertuoja. Ar kuri neaišku ar konvertuoja, sumokit tik tais tada CPA modeliu už pardavimą. Čia turbūt bet atsiranda su to labai daug rizikų, nes reikia tos affiliate'us valdyti, pavyzdžiui, duosiu pavyzdį. Jie pradeda pirkti branding raktažodį Google. Tai iš esmės vagia tavo jau sukurtą intentą, srautą, kuris ateina, tu sukūrė jį pats iš kitų kanalų ir jau čia yra warm audiences, kurį tau bereikia, kaip pasakyti, su labai žemu kainą už pardavimą pasiimti savo. Tai jie tokie irgi visokių yra, būna gudrių tų partnerių, tai juos reikia prižiūrėti, tam yra pas mus affiliate ar ne manageriai, žmonės, influencer manager. Ir tada po manim dar yra marketplace'ai, šiuo metu Amazonas, bet vėliau turėtų atsirasti ir dedikuotas žmogus, nes norim ir daugiau marketplace'ų atsidaryti. Tai Amazonų turim dabar kelias rinkas. Šiaip įdomiausias dalykas dar tas, kad po mano Amazono istorijos aš sakiau, aš gyvenime su Amazonu nedirbsiu. Gyvenime. Tu. Ir žinok, tas Amazonas man dabar žiauriai svarbus. Ir visos žinios, žinai, ir tau viskas. Absoliučiai visos žinios, kurias aš įgiau skirtingose savo gyvenimo etapuose, skirtingose savo versluose, agentūrose, su Amazonu dirbant. Tai visa tai dabar ir yra, man reikalinga ir yra po manim. Ir dar iš tikrųjų itin didelę svarbą ir reikšmę teikčiau būtent web ir CRO. Aš nežinau, kodėl marketingė apie tai kažkaip, marketingas apie tai nekalbama, bet mūsų sėkmiai Pulseto ir bendrai, tai yra vienas svarbiausių dalykų, conversion rate optimization, CRO. Kodėl? Todėl, kad nuo to momento, kai žmogus paspaudžia ant reklamos, nesvarbu, gal jis organiškai atėjo, nebūtinai ant paid reklamos, ant kažkokio turinio, nesvarbu, kur jis yra, bet jis atkeliauja pas tave į tinklą. Sprendimą pirkti jis dažniausiai nebūna priėmęs prieš ateinant, nebent čia draugas rekomendavo ir jau ateini apsisprendęs pirkti. Kad aš jau tikrai pirksiu, bet tokių vienetai. Tai jis ateina, jisai ten priėma sprendimą pirkti.
tiek, kiek mes šiaip raninam testų, reklamų, mes dar daugiau turbūt raninam įvairiausių testų mūsų tinklapyje. Viduje. Kokius jūs įrankius naudojat? Man šiaip įdomu, nes aš šiaip labai daug jų nežinau, bet man, tiesiog įdomu. Tai tokiam stebėjimui, ten hitmaps ir panašiai, ir įrašų, tai Hotjaras tas pats, bet iš esmės A/B testavimą mes keitėm, nes pas mus buvo laikotarpis, kai mes buvom ant WordPress'o, mes VVO tokį naudojom. Tada perėjom mes ant Shopify'aus platformos ir nesuportino tas VVO, tiesiog mums nebetiko, mes pasikeitėm kelis ir dabar naudojam IntelliGems. Nes ne visi, pavyzdžiui, leidžia kainų testavimus, tiesiog yra tam tikrų niuansų, tai IntelliGemsas, jisai apjungia turbūt visus ir tada turim checkouto programėles, viena iš jų Aftersellis ir kita dabar Rebai tokia irgi testuojam. Tai iš esmės įsivaizduokim, mums sumažinti, kiekvienam verslui sumažinti reklamos išlaidas, arba ten pasimažinti tavo customer acquisition costus arba CPA yra, toks tikrai challenging dalykas. Bet įsivaizduokim, kad jūs darote, nežinau, revenue milijoną per mėnesį, ar ne? Ir web optimization tampa labai labai svarbus tada, kai kuo didesnė apyvarta, kuo didesnis revenue. Tai vadinasi, kiekvienas pagerinimas tau atneša vis didesnę revenue dalį, ar ne? Tai jeigu mes darom milijoną ir, pavyzdžiui, mes tiesiog praleidžiam 3 testus ir vienas laimi 10%, ar ne, pagerina. Tai yra 100 000. 100 000 per metus yra 1 200 000. Čia vadinasi vieno testo gali būti toks dalykas. Tai įsivaizduokim, tai aišku, 10% yra gana šiaip didelis improvementas, bet būna ir didesnių. Iš pradžių, kol nesi daug ko suoptimizavęs, tai vis lengva, o po to jau, kai daug kas ištestuota, jau vis taip sunkiau tą pagerinimą pasiekti. Bet, nesvarbu, ar tai 3% ar 5%, at the end tai yra milijoninės sumos metiniai perspektyvai. Ir mano atveju dar paklausė, ką darai, tai man ir padeda, manau, kad daugiau padeda galbūt negu trukdo, tai kad aš turiu labai tą tokį deep understanding apie kiekvieną iš tų sričių. Aš buvau Google Ads account strategist ir pati galiu paleidinėti kampanijas. Meta Adsus puikiai žinau ir visus mokindavau media buyerus. Irgi ir agentūros įsamdydavau. Tada, jeigu kalbam apie Amazoną, tai irgi pakankamai daug, žinau. Iš SEO ar Search Engine Optimization teko daug išmokti, kai reikėjo savo parduotuvę. Po to mano brolis, pavyzdžiui, irgi specialistas dabar, tai pastoviai tame, sukiesi. Tai viskas, kas susijęs su pardavimais, jų matavimu, sekimu, optimizavimu įvairiausių kanalų, man yra ganėtinai lengva atsirinkti žmonės, ganėtinai lengva suprasti juos ir ganėtinai lengva užduoti reikiamus klausimus ir pamatyti klaidas. Ir aš vis tik gal laikausi to požiūrio, nes yra, kad vadovai neprivalo, ar ne, ir vadovai turi turėti tą picture. Taip, galbūt kažkokiame etape taip, mūsų tikrai marketingo ir marketingo efektyvumo sėkmės priežastis, ar ne, tai manau, mano atveju buvo būtent supratimas. Supratimas, ką daro blogai Google Ads specialistas, kada jį pakeisti. Ir tik kartais, kai tu pats žinai, tai būna toks, neimsi dabar pats čia visko daryti, media buying, čia, vis tiek turi aplink save turėti žmonės tokius, kuriais, matai, ir išmokti deleguoti, tai gali mokėti, bet kad deleguoti, tu turi pasitikėti žmonėmis. Iš gerų žmonės turėti, tai mano komanda dabar kokia yra ir žmonės, kurie su mumis lieka Pulseto, tai yra wow. Ta prasme, man
mane labiausiai turbūt ir motyvuoja komanda, kuri ateina, kur žmonės yra tokie hustle, kurie nori pasiekti, nori padaryti, nori rasti sprendimą, va čia nepavyko, aš, kaip sakant, praeisiu, dabar nežinau, išsiskaitysiu, jeigu reikės peržiūrėsiu 50 video ir aš atrasiu tą sprendimą. Kaip, va, tokio atsakymo, sakysim, man, jeigu pasako žmogus, ne, čia neįmanoma to padaryti. Ir jeigu aš paklausiu, o ar tu ieškoji, kaip padaryti, ir pasako, kad ne, tai man atrodo, čia yra didžiausias red flagas, koks gali būti. Jo, tiesiog, kad tai jau konstatavau faktą, kad aš nemoku, nežinau, žodžiu, arba negalima. Man nepadėjo ant lėkštutės, kaip padaryti. Ir ypatingai, aš manau, startupų kultūra labai svarbu, nes matosi, aš tikrai pastebiu žmonės, kurie būna iš labai didelių korporacijų ir ten, sakysim, dirbti, ten net išeiti iš rėmų dažnu atveju net nelabai leidžia, todėl, kad yra tiek procesai sudėlioti, tu net negali. Nes yra atsakomybė, sako, čia aš už tai atsakau ir tu maždaug čia nelysk ir tau neleidžiama. Bet kaip ir suprantama, nes aš iš verslo perspektyvos suprantu, kad jeigu ten visi staiga ten pradėtų daryti, žinai, ko nereikia, tiesiog būtų balaganas. Žinai, ir aš suprantu, tai visiškai kitokios vertybės yra, kitaip žmonės yra pripratę, jeigu jiems kažko reikia, jie kažko paprašo, tuo tarpu greitai augančiose įmonėse, startupuose, dėl ko mes ir greitai augam ir darom, nes mindsetas yra toks, kad aš padarysiu ekstra mylę. Ne man kažkas turi atnešti, jeigu aš kažko tikiuosi iš kito, tai aš irgi kiek aš pats kontributinu, žinai, tai ownershipas, leadershipas ir nesvarbu, kad pozicija yra, nežinau, nėra CMO pozicija ar ten kažkokio C-levelio. Leadershipas, ownershipas, turbūt bent jau pas mane komandoje, pas visus key žmonės yra mano key savybė. Nes, žinai, kažkokių žinių dar gali trūkti po žmogų, bet jeigu jis turi mindsetą, kad aš surasiu, aš padarysiu, žinai, bet kokią kainą ir aš galiu girdėti feedbacką, tas irgi labai svarbu, priimti feedbacką, priimti kažkokius patarimus iš kitų, kurie daugiau supranta, tai va tas labai labai svarbu. Tai žiūrėk, ar aš teisingai suprantu, kad, vėlgi grįžtam prie to, kad, žinai, šnekam su skirtingų sričių marketingistais. Ar teisingai suprantu, kad pagal tavo logiką yra taip, kad jeigu verslas yra susijęs su skaitmeninė, tai yra skaitmeninis elektroninis verslas, kur labai daug dėmesio yra skiriamas skaitmeniniam įrankiam, a priori vadovas turi suvokti visus šitus įrankius, nes jam yra labai svarbu, ko pareikalauti ir kaip įvertinti žmogaus darbą. Teisingai suprantu, ar ne? Teisingai, tikrai turbūt nebus taip vadovų, kad čia staiga dabar kiekvieną tų platformą labai gerai mokės, arba pats ten galėtum, žinai, būti tuo specialistu. Ne, nebūtinai. Bet fundamentalius dalykus suprasti, žinoti tikrai reikia. Ir tas vis tik ateina su patirtimi ir dirbant su skirtingais kanalais, su skirtingais spendais, skirtingais biudžetais. Tai va, tai aš manau vis tik tai, kad tikrai taip. Ir jeigu dabar manęs paklaustų, Agne, ar tu esi geriausia brandingo specialistė pasaulyje, žinai, ne. Bet visa tame to ir yra esmė, vertybiškai, kad reikia stengtis, manau, samdyti už save protingesnių žmonės visada. Kaip tada organizuoti skyriaus darbą su žmonėmis, kurie yra protingesni už tave ir jie tą žino? Nes akivaizdu, kad jie tą žino. Sunku pasakyti, nes protingesni žmonės, aš turbūt turėjau omenyje, kad jie yra savo srityje stipresni už tave. Bet taip ir turėtų būti. Nes aš nenoriu žinoti geriau už tą žmogų. Aš manau, aišku, žinai, nėra tobulų vadovų, aš kiekvieną dieną darau tų klaidų ir renkuosi, žinai, feedbacką, tai tikrai nenoriu, žinai, taip nuskambėti, bet man labai padėjo coachingo, aš kaip ir coachingo specialistės, nėra, kad praktikuoju tai, bet coachingo žinios ir manau, man daug padėjo ir toks vadovas, kaip Aurimas, kurį turėjau, ar ne? Kai tu turi žmonės, kurie turi leadershipą, ownershipą ir jie yra geri specialistai to, ką daro,
Tai okei, tai džiaukis tuo, leisk jiems tą žinoti ir paklausk jų, kuo tu gali padėti tam žmogui, tam skyriui, kad jis kontributintų, nes at the end, aš galvoju apie verslą. Ir to pačiu galvoju apie žmonės. Jeigu žmonės bus laimingi, jie jausis vertinami, tai ir juo labiau, jeigu jie tikrai geri specialistai ir jie generuoja tos pardavimus, tai kodėlgi man, ar ne, nepaimti ir nepaklausyti jų. Kodėlgi? Kodėl neišnaudoti visų žinių, ką jie turi? Klausyk, paminėjai coachingą. Ar tu baigiai kažkokį kursą? Aha. Coachingų šiaip aš labai domėjausi, turėjau pati kelis coacherius, pamenu prieš daug metų Tony Robinso tokį, aš pradėjau klausytis, gal pati žinai, turbūt daug kas žino, čia prieš daug labai metų važiavau jo eventą 5 dienų ir kažkaip po to tas coachingas paliko mano gyvenimą kažkuriam laikui ir sugrįžo, ne taip seniai, tai Amerikos tokia mokykloje online, kažkaip norėjau ne Lietuvoje mokintis, nežinau, norėjau kitokią perspektyvą galbūt su įvairiais žmonėmis, amerikiečiais, netgi gal daugiau kartu pasimokinti. Tai ten 6 mėnesių online programa pagal ICF akredituotą programą. Tai labai faina, labai patiko, irgi labai, manau, daug žinių gavau. Nors jau ir anksčiau teko taikyti tos principus, vienas turbūt pagrindinių principų yra klausimų uždavinėjimas žmonėms. Kaip teisingai užduoti klausimą. Ir kaip teisingai užduoti klausimą ir bendrai klausimų uždavimas, nes jeigu nori ir tą leadership ugdyti, ownership po žmonės, jeigu visada absoliučiai pasakysi, ką reikia daryti, net tu būna žinai, ką reikia daryti, ar ne? Bet jeigu gali kažkada pasakyti, visada mes, žinai, irgi ne visada yra galimybė, laikas ar ne, laiko duoti. Kai reikia tarti paskutinį žodį ir sakyti, hebra bus taip. Čia jau taip, būna, taip. Bet overall, vis tiek palikti tos erdvės, ar ne, o kaip tu darytum? O kaip prieėjai tokios išvados, kad taip darytum? Kuo remti tavo pasirinkimai? Čia turbūt yra esminiai klausimai, kuriuos uždavinėjom kiekvieno susitikimo metu, kiekvieno kolo, apie testus, apie optimizacijas. Jeigu kažkokį sakinį pas mus tu pasakai, tu turi pagrįsti tą sakinį. Tu turi pasakyti priežastį. Priežastis. Turi būti logika. Taip, turi būti logika. Tai ir sukuria, kad tu prisėmi ownership už tas savo žodžius, nes kažkuo rėmeisi ir tu turėsi pagrįsti, žinai. Jeigu atsidarai naują kanalą, kaip po pavyzdys reklamos, tu susirinki duomenis, kodėl tu priėmei sprendimą, ar ne? Ir jeigu aš vertinau 10 galimybių ir pasirinkau būtent šitą, čia duodu pavyzdį, ar ne? Ir negali žmogus pagrįsti, kodėl jis pasirinko būtent šitą, bet nors yra 25 arba 100 įvairiausių galimybių, tai rodo, man meta klaidą. Bet matai, aš galvoju, kad ir šiaip gyvenime mes tikriausiai labai norime bendrauti su žmonėmis, kurie kaip paleidžia kažkokį garsinį signalą, aš turiu menį, žinai, kaip pasako kažkokią tai tezę, kad po ta teze būtų ne šiaip kažkoks, tipo, žinai, taip. Kad tu suvoktum, kodėl. Tikriausiai žmonių santykiai, charakteris yra smarkiai, žinai, sudėtingesnis dalykas psichologiškai, tai ne visada taip išeina, bet man tikrai įdomu irgi, kodėl ir kokia logika vadovaujantis žmogus padaro vieną ar kitą sprendimą, ar tai yra visiškai emocinis, kas, irgi, žinai, gali būti ir gali taip ir sakyti, žinok, gut feeling. Nežinau, kodėl negaliu paaiškinti, tai irgi būtų atsakymas, žinai, nes tau vis tiek žmogus pasako priežastį, kodėl jisai vienai. Gut feelas labai įdomi tema, nes aš dabar sakiau, reikia viską pagrįsti, bet gut feelo yra labai daug. Bet gut feelas atsiranda, žinok, tik patirties. Blema, niekaip kitaip. Tiesiog tu žinai dalykus, jeigu reiktų jos paaiškinti, greičiausiai susidėliotum, bet kartais tu tiesiog žinai ir jau žinai, tingi surinkti tą atrodo informaciją, kad paaiškinti, bet tas gut feelas, kaip tu sakai, iš patirties būna
Ir čia jau net ne gut feelas būna, jau būna tiesiog žinojimas. Tai jau žinai, kad čia va, šitas važiuos, nevažiuos, čia šitas veikia, neveikia. O šiaip dėl tų dar pagrindimų kažkaip irgi toks mūsų įmoniai gajus, manau, ir bendrai, vat, kaip aš vėlgi vertinu žmonių įsitraukimą, tai kiek žmogus yra sąmoningas, suvokti ar ne, kiek vat, jo pasiūlymas atneš naudos įmonė. Įmonės kontekste. Įmonės kontekste, verslo kontekste. Ne jo kontekste, ne jo burbule, kuris yra, o įmonės kontekste. O įmonė tai yra verslo organizacija. Tai taip mes turime verslo kažkokius tikslus. Vieni verslai turi profitability kažkokį tikslą, kiti turi augimo tikslą, revenue, galbūt žmonių tai čia samdymo. Pačios organizacijos tikslas. Bet iš esmės tai vis tiek dažniausiai tai yra finansiniai tikslai vienaip ar kitaip. Ir greičiausiai sudėtinga, tikrai ypatingai e-komercijoje, turbūt sudėtingiausia dirbti su žmonėmis, kurie negeba pamatuoti ir suskaičiuoti. Pas tave daug kas gali pamatuoti, kad ir tos pačius vizualus, net tai yra ne tik Viskas gražu, bet ar tas jo generuoja kitoje srityje tikriausiai tiek neįmanoma to padaryti. Praktiškai viskas pamatuojama. Sunkiau pamatuojama turbūt yra tokie sprendimai ir neslėpsiu, man dažniausiai būna sunkiausiai tokius sprendimus priimti. Pačiai, kadangi vertybiškai viską reikia pamatuoti, supranti. Tai kaip čia dabar, kas nors kainuoja ten, žinai, atsiunčia 200 000. Tai ką garantuosit, kokius pardavimus, ko galim tikėtis, ten deliverables, nieko negarantuojam. Ir man, supranti, šakės, aš negaliu. Tave pjauna. Mane pjauna, bet yra daug labai analogiškų tada dalykų, ir tu sveri, žinai, ar tu gali tą riziką, pavyzdžiui, pakelti. Susidarai scenarius, pesimistiškiausias scenarius, įvairius scenarius, bet tai jau yra pamatuota. Tu jau pasakai, okei, man tai yra vertybiškai svarbu, įmoniai tai yra svarbu. Duosiu pavyzdį, sakysim, norim kažkokio tai žmogų, sakysim, dabar į ateitį svarstant, kad kokia nors įžymybė, turim beje listę tokių žmonių, taptų produkto ambasadoriumi ar ne, tai arba investuotų, arba gautų kažkokį tai finansinį irgi užmokestį už tai. Ir tai tada pasimatuoja, ar ne, kokiam laikotarpiu, ką iš brendo perspektyvos tu gali gauti su tokiu žmogumi. Kokias asociacijas jis tau papildomai atneša, kiek patikimumo. Taip, kokias reklamas tusios, kur jeigu žinoma gaus naudoti. Tai ir tada iš to atsiranda, kad yra žiauriai daug neapibrėžtumo, ne? Tipo, nieko negarantuojam, 100 000. Ir staiga tu nueini į tokį labai detalų veiksmų planą su pesimistiniais, optimistiniais scenarijais, pamatuojamumu, kiek išauks paieškų su to žmogu Pulseto, ten koks nors Lebron, Google, kiek dedikuotas landing page'as su to žmogum gali pakelti revenue. Mes kalbėjom ką tik apie 5 ar 10%, o jeigu 2%, taigi čia per metus, oho, kokios sumos, Ir tokius dalykus, jeigu tu pasimatuoji, bet tu žinai, ką daryti, o jeigu tu nežinai, tai ir nežinai, tai ir kabi. Ir tada palaižai, pakeli pirštai viršų ir žiūri, iš kur vėjas pučia tada šitaip. Arba susimoki, bet neišnaudoji tiesiog to viso potencialo ir nepasimatuoji, kaip tai, nes čia mes truputėlį, žinai, nuėjom nuo to, kad yra ir tiesioginiai pardavimai, kurios influenceriai daro. Bet čia jau, kai mes negalim, pavyzdžiui, pamatuoti tų tiesioginių arba koks žmogus, tiesiog nedaro, jis tau nedarys. Bet žinai, Agne, šneku su tavim ir tikrai galvoju, kad tai, apie ką tu šneki, aš nebuvau apie tai pagalvojus. Mes matuodavom kitose verslo sritise šiek tiek kitus dalykus, bet tai, kad tu šneki, turi labai daug logikos ir aš manau, kad mūsų šitas pokalbis daugam bus tikrai labai naudingas,
net nepamatuojamus dalykus tu gali matuoti per perspektyvas kažkokias, o ką aš su tuo paskui galiu padaryti, vienus ar kitus dalykus. Ir tikriausiai tik tai marketingistas užsimantis būtent šitą veiklą gali taip aiškiai viską, žinai, sudėlioti, nes jeigu tu šitoj srity nedirbi, tu taip tiesiog nemastai. Ta prasme, tavo mąstymo kampas yra visiškai kitoks. Jis yra dar negirdėta šitoj studijai, man žiūri fainai, žinai, girdėti, bet dar, žinai, ką labai noriu tavęs, žinai, iš tavęs išgirsti. Kalbėjom apie universitetą, nuo jo ir pradėjom. Kokias kompetencijas marketingė būtina turėti, kai tu pradedi, ar ne? Nu, va, tiesiog fundamentai. Okei, universitetas, tarkim, tau nedavė. Nu, pramiegoji, dėstytojas buvo ne tas, arba tas dėstytojas, bet tiesiog neįsigilinai, nu, N priežasčių, ar ne? Tai vad baigus, kokius dalykus būtinai turi turėti ir ką tada turi turėti marketingo vadovas? Kokias kompetencijas, kokių žinių, manai, kad nu, tiesiog... Čia vėlgi, sakau, labai priklauso nuo įmonės. Nu, bet jeigu gali keisti, va, tu universalas, tu šiandien dirbai čia, kitą dieną tu tapai LRT marketingo vadovė, čia su visa pagarba, ta prasme, tiesiog galvoju. Nu, bet todėl, kad mes kalbam apie tai, kad marketingistas universalas yra. Taip, taip. Iš esmės taip, dabar manau, kad vėlgi turbūt nueičiau LRT, reiktų kažką išmokti, bet vėlgi galėčiau greičiausiai būti. Čia tu niekur neįnėmės, čia tiesiog hipotetiškai. Aš LRT neinu, žodžiu, dar pulseto. Nu ką čia gali žinoti su to LRT? Čia tokia intriga. Bet tai nuo to turbūt, ką pradėjau, nuo to ir užbaigsiu, ką aš išmokau universitete ir tai yra fundamentalūs dalykai, atsakomybė, projektų valdymas. Projektų valdymas CMO roliai labai svarbus, nes net ir žmonės putomi, jie visi kažką daro, yra projektai. Trumpalaikiai, ilgalaikiai, testiniai. Tai va tas visas projektų valdymas, o universitete tai mes turim projektas yra ėjimas į paskaitas, pabaigtas darbas, kažkoks laiko atsiskaitimas, tai va turbūt terminų laikymasis. Ir šiaip įdomus aspektas, kad tu pažįsti daug ir jaunų žmonių, turi labai talentingų, digitalistų, kurie ar ne nesimokino. Tai dažnu atveju būna sunku tęsti dalykus žmonėms. Ir aš kažkaip pastebiu šitą. Sprinteriai? Ir gal surišu su to, kad, pavyzdžiui, universitete, kas pabaigė studijas ilgalaikės, ne, jie tokie, gal sakysim, dedikacijos daugiau turi ištestiniam projektam, kur ilgiau rezultato reikia laukti. Tai vat, iš esmės vadovams dar kas CMO roliai tikrai svarbu gebėti dirbti komandoje, tas itin svarbu. Ir tiek Vilniaus universitetas, tiek bendrai universitetai, ką jie padaro. Aš manau, kad per mažai mes įvertinam tai, kad sujungia grupę žmonių, kurie atėjo bendro tikslo. Taip pat kaip ir įmonė. Įmonė mes turime, einam įmonės tikslo link. Čia visi susirenka išmokti tam tikrą dalyką. Ir su to, aišku, gimsta įvairios užduotis, kurias gauna iš dėstytojų, bet tai yra didžiulė vertybė. Žiūrėkite tai kaip į darbą būsimoje įmonėje. Aš, žinai, pastebiu, kad žmonės dabar labai mažai bendrauja ir man taip gaila, nes aš jau, žinai, kaip praėjo, aš 9 metus universitete praleidau, nes 2 magistrus baigiau. Tai aš dabar, kai atsisuku atgal, didžiausias turtas yra šitie žmonės, kurie sėdi kartu su tavim, nes jie iš tikrųjų, va, tu gerai sakai, jie žiūri į tą pačią kryptį, bet tai, kad jie nekolaboruoja, yra toks praradimas, nes iš esmės tai yra beprotiškai stipri jėga, tai yra skirtingų mąstymų žmonės, skirtingos patirties, tu gali tiek daug sukurti, tu gali N+K verslų sukurti, jų daug sužlugdyti, pamokų kažkokių bendrų projektų daryti, ta prasme tai yra toks didelis turtas ir noras mano yra visą laiką apie tai kalbėti, pasakyti, ne visi nori girdėti, žinai, gal aš nemoku pasakyti, gal, nu, net ir negal tikriausiai, kad nemoku taip jiem perduoti šitos minties,
O galgi tai yra tas kartų skirtumas, žinai, kur pasensti, tai tada galvoju, nu tai aš jūs vaikai čia pamokysiu, žinai. Nors, nu, bet kažkodėl. Nes aš sena labai pasijausiu. Įkiau. Nu, jeigu aš sena nesijaučiu, tai ir tu sena nesijausk, žodžiu, mes vis tiek čia bendramžės, tai jau tu tada nekalbėk, žinai, apie. Ir pabaigai, tie, kurie klauso mūsų pokalbio ir norėtų iš tikrųjų su tavim dirbti, žinai, nes tai, kad tu paminėjai, tam, pavyzdžiui, tas pats Aurimas ar ne, tai yra labai graži žinutė nešama, mes turim čia pokalbiuose buvusių ne vieną paminėtą žmogų, kur tikrai, nu, va čia va ir yra ta tikroji reputacija, kur apie tave staiga visiškai nestandartiniai situacijai šneka. Ir klauso ir sako, va aš norėčiau su Agne, norėčiau pas Agne. Ir ką tada reikėtų daryti? Ar tau patinka, kai žmonės, na, ateina ir sako, o aš tai pas tave noriu dirbti? Ar man patinka? Na ir ar priemi, ar tu vis dėlto atiduodi šitą darbą kažkaip kitam, ar tu pati pasižvalgai, kaip į komandą tavo galėtų ateiti žmogus? Labai skirtingos situacijos yra, jeigu mes turime, sakysim, tuo metu juniorų ar ne pozicijų, tai tikrai taip, bet tam tikrom pozicijom tiesiog samdai seniorus, nes nu, tiesiog yra pozicijos tokie reikalavimai. Tai vėlgi labai priklauso, šiaip mes labai vertinam, nu ir aš labai vertinu atkaklumą. Na, va, aš irgi paminėjau tai ir ne kartą, tai tikrai prie mūsų yra prisijungęs žmogus, kuris atkakliai rašė, kad nori čia tas persistence, kurį tu paminėjai pačioje pradžioje, beje, McDonald'o kūrėjas ir sakė, kad persistence is the key. Taip, žinau, the founder. Taip. Man irgi striga. Žiauriai geras filmas. Žiauriai. Tai va čia tas persistence, tikrai, jeigu kažko norit atsidurti kažkokią įmonį, kažkokią poziciją, aš taip dabar apsimesiu, kad nesakiau, nes po to čia prišakis. Ne, tai tu gali sakyti, hebra, bet tik ne bendrai, ten tipo rašykit. Žiūrėkit, jo, rašykit į bendrą. Podcastą. Bet, supraskit, kad reikia užknisti. Aš, pavyzdžiui, savo gyvenime dažnai, šiaip duosiu tikrai, manau, gerą patarimą, ką savo duočiau. Mes dažnai susireikšminam gyvenime. Man yra buvę tokių situacijų, kur, o Jėzau, man čia neatrašė ir man kaip ir gėda ir dar kažkaip tai. Ir prisigalvoju tu ten visokių dalykų savo gyvenime. Iš tikrųjų taip visiškai nėra. Jūs ten sėdit, 3 valandas neturit ką veikti, parašot vieną e-mailą, o ten žmogus yra atakuojamas, pavyzdžiui, milijonų laiškų, milijonų darbų. Dar vaikas serga, dar bosas rėkia. Ta prasme, supraskit, kad vienas dalykas galbūt nepamatė jūsų e-mailą, tiesiog dar nepamatė. Galbūt pamatė, bet tuo metu buvo dar 20 gaisrų, kuriuos reikia gesinti. Arba atidarė ir pamiršo. Atidarė, pamiršo, ta prasme, ten visokiausių scenarių. Ir jūs nesat dabar kažkoks tai ypatingas žmogus šitam galbūt pasauliu, o gal ir esat, bet tiesiog reikia apie tai pasakyti. Pasakyti daug daugiau kartų ir truputį leisti, nebijokit užknisti. Blogiausia, kas bus užknisit, bet dažniausiai žmonės versle vertina tos, kurie truputį užknisa, nes mato, kad jie vis tiek vienaip ar kitaip kažko gali pasiekti, ar ne? Dasibeldžiau. Pirmas dalykas, vis tiek dasibeldžiau. Blogiausia atveju tave užblokuos. Aš esu vieną žmogų užblokavus, nesakysiu iš kurios įmonės, kad načert. Ir paskui jau, kai jį atleido, aš atsipučiau, nes jis man skambindavo ir skambindavo. Bet dar kitas dalykas, atsakau, kad negalvot, kad jūs esat pasaulyje tas svarbiausias, o tikrai įsijausti kito žmogaus batus, tai galvokit, jeigu jūs norite atsidurti tą įmonę, ką jūs galite duoti. Ir realistiškai pasižiūrėkit, gal tikrai, jeigu dabar junioras nieko dar nedirba, tai greičiausiai dar negali ir supraskit, kad jeigu jūs junioras, tai įmonė jums duos. Ne jūs duosit įmoniai, tai sugalvokit, ką jūs pasiūlysit įmoniai, ką jūs duosit taip, kad įmonė būtų pasirengusi investuoti jūs. Nes tokia yra tiesa. Žmonės kiti būna nemokamai dirba. Aš tai esu tokį praktikoje turėjus variantą, kurį darbino nėra nemokamai. Bet nėra nemokamai, nes tarkim, kitas žmogus nemokamai ateina dirbti, bet jis nežinos, ką daryti. Reikės su juo dirbti, reikės skirti jam daug darbo laiko iš kitų žmonių,
o jų darbo valandos kainuoja. Vadinasi, ką aš ir paminėjau, įmonė investuoja jūs ir tikrai nepabijokit eiti dirbti už dyką, užknisti, nes tai ir bus geriausia mokykla. Tai bus, kaip pasakyti, turbo universitetas atsidurti tokiose įmonėse. Ir nuostabus kelias po to gauti apmokamą poziciją. Nu vien tave, žinai, jeigu tu ir koridoriui, jeigu tu esi smart, vien būdamas koridoriuose, tu labai daug gali padaryti, nes tu lysi, klausi, žiūrėsi. Jeigu tu ten sėdėsi ir lauksi, kol tau atneš, tikrai ne, tada net neverta eiti. Bet jeigu eini ir klausi, o kodėl jūs tą darote, kaip jūs čia tą darot, gal sako, palauk, čia net dabar myta, žinai, nelysk. Bet vis tiek tas aktyvumas, jisai, tas alkanumas, jisai pramuša labai stipriai. Čia tikrai labai labai sutinku. Ir esu tau be galo dėkinga, žinok, už tai, kad sutikai ateiti. Jo, aš tai tikrai, iš karto, taip tik kilo mintis dėl tinklalaidės ir apie tave iš karto pagalvojau, nes manau, kad atnešiai tokios vertingos informacijos ir tokio visiškai kito kampo, kur net ir kiti marketingistai beklausydami pasiims, nes iš to, kad tu sakėjai, buvo dalykų, kur aš tikrai pagalvojau, kad aha, teisingai, aš galiu čia pamatuoti ir tą padaryti, ir tą teisingai. Nu, tai žodžiu, visat pagalvokit, ką galit pamatuoti, jeigu svarbu pamatuoti. Taip, čia bus Agnės kažkoks, žinai, sindromas tipo. Tai tu vėl Agnės sindromas, žinai, aš vėl pamatavau. Tai ačiū tau, Agnė, be galo.